šiandien buvo lengvas ar sunkios rungtynės, nes pergalė 20 taškų skirtumų. Nėra lengvų varžybų. Visos varžybos yra sunkios, vienodai. Ruošimės, bet gerai, aišku, laimėjom. Sakalai šiek tiek susilpnėjo. Sinico išėjo iš jų, ten Šeštokas susirgo, tas Šeškus susirgo. Pas mus taip pat nebuvo žmonių, kurie pusė traumuotų, tai kad tos varžybos nebuvo lengvos iš tikrųjų. Kur tos didžiausios pergalės priežastys šiandien? Pergalės priežastys kokios? Nežinau, gal tos pergalės priežastys, gal lėmė truputį, gal tas meistriškumas didesnis mūsų žaidėjų kaip žaidėjų. Bet šiaip taip, nežinau, ruošiamės normaliai viską kaip ir visom varžybom. Nežinau, gal ir ta pergalė ir atėjo. Kamuoliai po mūsų krepšių, čia varžovų neturėjimas ką prarasti, ar mūsų atsipalaidavimas, mūsų komandos? Čia mūsų komandos galvojimas apie puolimą, o ne apie gynybą. Kai pavedėm keliais taškais, visi pradėjo galvoti apie puolimą, apie asmeninę statistiką, taip ir gaunasi.